Taigi, Balys atostogavo Laplandijoje. Sveiki, taigi ką tik grįžau iš puikiausios kelionės iš Laplandijos ir noriu su jumis pasidalinti įspūdžiais. Taigi, nuvykau į Laplandiją iš ryto. Aplinkui viskas balta, gražu, kiek matai, visur tokie apšerkšnyje didžiuliai toliai. Pasijutau taip didingai, kad net iš karto įsitraukiau fotoaparatą ir pradėjau bandyti fotografuoti, bet nuo šalčio fotoaparatas buvo užšalęs ir aš jį veltui paėmiau, nes ir baterijos išsikrovė, dar pamačiau, kad net pakrovėjo nėra. O ašgi tai atvykau daryti fotoreportažą, galvoju, viskas, prapuoliau, mečiau tą fotoaparatą, pradėjau verkti, bet žiūriu, stovi toks kioskas. Nuėjau, o ten naujausi fotoaparatai ir kaip tik išpardavimas. Tai dvigubai pigiau, beveik už dyką nusipirkau fotoaparatą, kamerą, dar draugam, žodžiu, apsipirkau pilnai. Taigi ir pradėjau fotografuoti. Prifotografavau pačių blogiausių vaizdų, nes balta atsispindi, aš vaistų nepaėmęs, viskas atsišviečia, žodžiu, visiškoj nevilty pradėjau gerti su vietiniais suomiais ir pasiekiau nirvaną. Pabuvau joje ir nusprendžiau, kad vis tik, jeigu neturiu fotoaparato, tai reikia išnaudoti ir viską fotografuoti į savo atmintį. Taigi vaikščiau visur ir ne, kaip galvoju, koks kažkaip vaikštau, kaip trenktas ir ką bandau, oi, koks gražus medis, dar kažką. Ir mane pradėjo taip keistai žiūrėti jie ir suėmė už huliganizmą, nes taip bežiūrėdamas dar užpuoliau pingvinus netgi, kurie vaikščiojo, čia man po kojų švirpinėjo, bet žodžiu, nuvežė į nuovadą, man paskui išrašė vaistų ir man tikrai pasidarė gera, nes Laplandijoje toks šaltas klimatas ir protas taip susinormalizuoja. Ir paskui iš vis pradeda šalti ir tu toks jau sustingsti ir netgi artėji prie komos. Bet man, pavyzdžiui, pasiekti komos nepavyko. Ir gerai, žodžiu, išvežė mane dar toliau prie Santa Klauso namo. Koks gražus namas buvo, nes bandžiau prisidegti cigaretę ir užsidegė jisai visas. Bėgas Santa Klausas su degančia barzda. Aš jį išgelbėjau, užgesinau ir taip išgelbėjau 1000 vaikų, nu gal net ir biški mažiau, ten pelėdas. Ir mane už tai liepė dirbti elnių, traukti rogę Santa Klauso. O be elnių traukiau, pasitempiau iš pradžių ranką dešinę, po to kojas pasitempiau, visas sausgis leplyšo, o senis tai su botagu taip... Lyg tai duos, tai neduos, aš taip trenkė mane pradėjo šaižyti botago rimbais, tik tai jaučiu, kaip vergas pasijaučiau, aš visas net nukraujuot baigiu ten. Bet atvykom pas vaikus ir pradėjom dalinti dovanas. Mane jis padarė savo pagalbininkui, kaip faina dalinti vaikams blogas dovanas, nes tos dovanos tai ne tokios, kokias jie tikėjosi. Ir jie taip, tai nudžiunga, tai lyg tai... Bet vis tiek, nudžiugo, nes aš pradėjau šaukt ant jų. Sakau, jūs blogi buvo, tai džiaugitės, kad iš vis dovanas gavot. Ir jie verkė, žiūri į mane. Sakau, juokauju, vaikai.